Так, итак, у нас 2 часа ночи. Я в университете, и тут у нас сейчас ночь в университете. Это значит, что большинство аудитории открыто, и там происходят какие-нибудь веселые вещи. Типа показ какого-нибудь фильма, проведение игр, игра на Xbox и все такое. Короче, мы нашли тут какой-то концерт. Сейчас посмотрим, что там. Сцена стоит. Сейчас подойду поближе. Mes papasakosim apie savo gyvenimo nuotykį. Nebijau šito žodžio, tikrai gyvenimo nuotykis buvo žiauriai smagu, mano gyvenimą tikrai pakeitė visiškai. Ir jų pakeitė ir jūsų, ja? Papasakosime tokį dalyką, kas yra, kaip jau matot, yra logo, yra Red Bull Can You Make. Tai yra toks, aš galiu pasakyti, žiauriai geras projektas, kuris buvo prieš lygiai metus vyko. Papasakosiu, kaip mes dalyvavome, kaip sekėsi, ir aš pradėsiu dabar nuo to, kad aš truputį jūs apšviesiu, kas iš vis yra padaryta tas Red Bull Can You Make. Red Bull žinot visi, 100%. Tai yra vienas iš didžiausių šis brandų pasaulyje, turtingiausių ir panašiai, nu nesveikas dalykas. Aš pats netikėjau, kol atsidūriau truputį arčiau to Red Bull pasaulio, ką jie suka, ką jie daro ir panašiai. Tai gerai, pradėsiu nuo to, kad Red Bull Can You Make yra vienas iš Red Bullo kažkokių projektų, ne? Bet jis yra, aš galiu pasakyti, tai yra vienas iš didžiausių tikrai Red Bullo projektų, jis yra masiškiausias, jis yra paimtas per visą pasaulį ir panašiai. Tai kas yra Red Bull Can You Make? Iš viso pasaulio, iš viso pasaulio. Amerika, Australija, Azija, iš visur buvo atrinktos 165 komandos. Iš viso pasaulio. Tos 165 komandos buvo atskraidytos į Europą ir buvo paskirstytos per 5 vietas. 5 vietos, todėl kad yra 5 startiniai taškai. Tai vienas iš taškų buvo Barcelona, buvo Florencija, buvo Praga, Berlynas ir Edinburgas. Edinburgas iš viso už tai. Kodėl mes paskirstė tuos 5 skirtingus taškus? Man lygiai komandų, dėl to, kad viso šito projekto esmė nukeliauti iš savo pasirinkto taško per savaitę iki Paryžiaus. Viskas žiauriai paprasta, viskas nukačia, paėmė keliauja, ne? Vienas niuansas, kad Red Bullas iš tavęs atėmė visus pinigus, viskas, neturi pinigų, tu neturi savo telefono, nieko. Tavo visus pasus suplombavo, ten uždėjo į tokius maišus, nu žodžiu, nieko neturi, net tapatybės praktiškai neturi. Ir viskas, ir tu turi keliauti. Vienintelis dalykas, ką jie tau duoda, tai duoda Red Bull skardines. Visos kelionės metu tu pradžioje gauni 24 Red Bull skardines. Reikia įvykdę šitą užduotį, mes operatyviai pasižiūrėjom, ar galim dar spėti į kitą checkpointą Liutenbrunne nukeliauti. Žiūrim, kaip ir dar spėjom 2 persėdimai, mums reikalingi buvo 2 persėdimai ir kaip tik, nu, tik to ir spėjom galim nukeliauti. Tad pradėjom keliauti iki Liutenbruneno ir įsėdė į pirmą traukinį, mus iškart pagavo kontrolę. Bet šįkart labai pasitaikė pikta moteris ten buvo, man atrodo. Ir ji ne tai, kad mus išvarė iš traukinio, ji dar iškvietė ir policiją. Bet gerai, kad policininkas buvo labai geras perukas, iš karto sako, aš jūsų netrukdau, spėkit greičiau į tą persėdimą ir keliaukite iki Liutenbruneno. Tai viskas gerai baigėsi, vėlai vakarė jau ten realiai po vidurnakčio buvo, atvykom į Liutenbruneną, kuris buvo labai gražus miestelis, kalnuose. Ir prasidėjo kitą dieną. Ir atvykę į dar neprasidėjo, nes mes atvykome vieną naktį. Buvo viskas visiškai tamsu, mes išlipom iš autobuso, bet prieš tai su amerikiečių komandos susitikom, jie iš Berlyno keliavo, pašnekėjom, kaip sekėsi, kaip ką. Pasijuokėm kartu iš tų rusų, nes jie irgi nesupranta, kaip galima amerikiečių angliškai nemokėti. Ir mes išlipom iš traukinio visiškai tamsa ten, kadangi kalnuose nėra nieko, matom lyg tais kalnų viršūnės ir girdim, kad iš krioklių bandos ir supratom, kad į žiauriai fainą vietą atvykom ir buvo labai šalta. Pirmas dalykas, kurį mes pajutom iš ryto, tai buvo miesto kvapas. Toks geras miesto kvapas, ten vis tiek yra laukai, ten fermos kažkokios yra. Po to paaiškėjo, kad ten yra ponių ferma. Na ir mes tik išlipę, pamatėm toli šviesą, ten varėm, ten pasirodo ir buvo tas Red Bull štabas, jie mums pasitiko, davė, ką turėjo ten patys, kadangi žmonės gyvena,
davė ten Red Bullio atsigerti, arbatos vėl išvirė mum, davė sausainių, viską, ką turėjo, nes supranta, kad mes atvieni, kad mes to maisto neturėjom tada ir, niekur neišsikeisim. Ir dar sutikom tokių, pagyvenusią porelę, kurie turėjo ten belenkiek namukų, ten buvo kurortas toks, irgi davė man visą namuką, buvome rušant, tą visą namą davė, ten ir išsimautė viską ir realiai jau atėjo aukšta. Ir mes nuvarėme miegot, nes nuo pat ryto jau mūsų laukia checkpointas. Checkpointas atrodė maždaug taip. Mums reikėjo minutę išpūst su tokiom šveicariškom būdom, buzelom. Tik iš antro bandymo pavyko, nes... Ten pūst neužtenka, realiai, ten reikia... Žinau, galėjau steisinusi, nes jis nepadarė. Mes dviese turėjome 5 minutę pūsti ir ten, tikrai pakankamai buvo sudėtinga, bet Valė nepadarė. Ir kaip matot, mes pirmą dieną buvom Ispanijai, karštais, Ispanijai, kažkaip smarkonai, sniegą mes realiai čiupinėjom. Tai vėl tokie iš karto drastiški pokyčiai. Ir po to iš karto išsiaiškinom, kad tie patys pagyvenę ta pati porelė turi ir parduotuvę ir toj parduotuviai keičia ko tik nori, maisto, rūbų, ką tik nori gaminti ir tarkim už kelias skardines. Ir jie visiškai labai dosnūs buvo ir visos komandos ten prisikeitėm. Turim nuotrauką, visą stalą nusidėję maisto, saliamą, sūrio, ten kepurės, o kaip matom, pasiėmėm. Ir po to mes galvom, kaip dabar į tą kitą paskutinę dar Šveicarijos checkpointą nuvažiuot ir pamatėm, kad yra helikopteris stovi vidury lauko, mes iš karto susidairėm, bėgam. Nubėgom iki to helikopterio, išsiaiškinom, kad tenais medikai dirba, kalnų medikai tenais ir jie šiuo metu neturi darbo, nedirba, ta prasme nėra jokių iškvietimų, nėra jokių slidinėtojų ir kam reiktų pagalbos. Ir mes jiems pasiūlėm visą savo Red Bullį už tai, kad mus nuskraidintų iki kito checkpointo. Čia vienas iš challenge buvo, aš jau sakiau, kad išskeisti skrydį. Gan nemažai taškų užsidavė. Jie sako, jo, viskas okei, faina, chebra, bet esmė, kad prieš 5 minutės buvo atvarę rusai, davė vieną skardinį ir mes jūs skraidinsim 200 kilų. Ir mes žiauriai susinervinom, tada nes atrodo, dubliamo toks šansas buvo ir taškų gautum ir tikrai nebloga patirtis. Na, bet mums teko toliau traukiniu keliauti, stotį sutikom fanų iš Azijos, irgi norėjo su mumis įsivaizduoti. Ir toliau patraukėm į kitą checkpointą, tai buvo bazilis, paskutinis Šveicarijos checkpointas, mes jau tikrai buvom įsivažiavę, po tokios pirmos nesėkmingos dienos jau tikrai gan gerai sekėsi. Ir bazilį tiesiog mes atvykom ir norėjom dar spėti į kitą Štutgarto checkpointą, tai atvykę tenais vėl gavom valgyti, vėl nes checkpointuose, kadangi dirbom tikrai fainą chebra, visiem duodavo valgyti, neždavau iš savo namų maistą, tik dėl to, kad įsinervuotų tiem keliautojam ir tiesiog mes labiau atsimintume į checkpointą, nes po to, kaip aiškėjo, po visos šitos kelionės Paryžiui jie buvo ir mes vėl su jais susitikom, su tais checkpointų teisėjais. Tai mums reikėjo šaudyti iš arbaletą. Aim for the right part of the apple, you should try to save it up. Ready? When you're ready, I'm going to switch to safety button, right? Yes? Trigger is a little bit more for? It's better if you close this eye and have the right one. Yeah, exactly. That's better. You ready? Okay. Safety is off. Alright, down to minutes. Nice job. Kaip sakiau, mes per dieną dar norėjom spėti dar trečiąjį checkpointą Vokietijai ir nieko nelaukia iš karto varėm į traukinių stotį, nes buvo paskutinis traukinys važiuojantis į tą Štutgartą. Tai taip maždaug atrodė mūsų skubėjimas. Visas komandas iš to checkpointo irgi skubėjo, nes jie irgi turėjo, jiem patiko mūsų planas, tai reikia dar spėti, nėra ko ten likto iš Šveicarijoje, nes vis tiek checkpointų nebeliko. Ir mes atvažiuojam į Štutgartą. Turbūt papasakosiu, kaip vyksta kelionė traukiniu, nes atrodo įdomu, nes...
Kai vyksta kelionė traukiniu, kadangi mes nieko neturime, mums reikėjo galvoti kažkokį planą ir mes pradėjom keliauti su tokiom žiauriai fainom planom iš Arizonos, iš Amerikos ir jos mums pasiūlė tokį dalyką. Susirasti kažkur printerį kažkokį ir atsispausdinti kažkokią žiauriai oficialią, pridėti parašų kažkokį lapą popieriaus, kad tu esi atseit tau galima ir tu esi legalus keliautojas be pinigų ir be bilieto. Mes taip ir darė ir kai tik ateidavo koksai ten tas konduktorius, tai prasidėdavo, tipo, nu ten aišku merginams būdavo lengviau, nes jas ateidavo. Nu, nes čia tokias, ir jos, nu, tipo, pravažiuotų. Mums buvo sunkiau, bet, nu, plius minus iki to sekėsi visai neblogai. Bet, ne, paeidavo sušnekėti ir panašiai. Tai, žodžiu, mes atvarom dar tą pačią dieną pavasarį. Итак, мы нашли караоке. Тут дохерища людей. И что-то происходит и в темноте. Ну чё, вот вам 4 утра, мы вернулись, возвращаемся в общежитие. Тут птички поют по ночам, так классно.